Taigi, sveiki, kaip ir žadėjau, praeitoj pamokoje, jog sekančioje pamokoje bus custom hookų testavimas, kaip jau užsirašo ir panašiai. Taigi, pradedam iš praeitos pamokos apie custom hookus, turbūt prisimenate štai šį custom hooką, tai yra visas funkcionalumas iškeltas, kuris buvo naudojamas registration feature. Irgi taigi tikslas šios pamokos yra unit testo pagalba pasitikrinti, ar mūsų komponentas tinkamai renderinasi ir ar jis grąžina štai tokius values. Gerai. Tam mums reikės testo failiuko. Tai testo failas visą laiką susidaro lygiai taip pat kaip komponentų pavadinimas. Tiesiog jam prisideda .spec.tsx. Specas reiškia, kad testo varikliukas tikrins visus gaudys šitos failus ir jos runins vieną po kito. Taigi mano viduje jau yra šiek tiek aprašytas pati pradžia testo, tai importai man reikalingi ir kadangi testuosim use registration hooką, tai describe'as nurodo, kad būtent šį komponentą testuosim. Čia iš esmės yra pavadinimas, jį galima bet kaip užvadinti. Vėliau pamatysite, kur jisai atsiranda šitas pavadinimas. Ir itas tai yra jau mūsų testas. Ir štai šito konteinerio viduje apsirašome visus importus, visus mokus ir panašiai. Galima išorėje, jeigu naudosim daugiau describe'ų. Šiuo atveju naudosiu vieną ir porą testų. Gerai, pirmas testas tai yra, ar mūsų komponentas apskritai gali renderintis. Taigi, mums reikės pirmiausia įsiimportuoti savo custom hooką. Tai mes jį štai čia turim. Tačiau jeigu mes, sakykime, iš karto expectinam savo komponento to be taip pavyzdžiui. Tai šitas būtent funkcija tiesiog patikrina, ar susirenderino pats komponentas, ar kažką šitas grąžina. Galima pabandyti arba padarysim kitaip šiek tiek, jį priskirsime konstantai, rezultatas ir taip pat kaip komponentą kviečiam hooką ir mūsų prašo, kad inicializuotumėm history. Tai dabar testuose įdomu tai, kad galima mokinti duomenis ir iš esmės juos nurodyti feikinius arba tokie, kokie ir yra. Geriausia, aišku, naudoti tokie, kokie yra. Dabar aš imituosiu, jog štai čia ateina, šis objektas yra historis, nes dabar nenoriu šio aprašinėti, čia mūsų interfejsas įsimportuoja. Ir tikrinam, ar mūsų komponentas susikuria. Ir mūsų Nixas turi tokį dalyką kaip testai. Tai einam į testus, susirandam savo komponentą, hook use registration, štai šitas. Ir čia turim daugybę nustatymų. Mums reikia iš visų. Dabar tik tai galima nustatyti va čia, kad jisai tikrintų tik tai vieną failą. Arba pačiam gale turim watch all.
Tai jisai kiekvieną kartą, kai įvyks kažkoks pasikeitimas, jisai iš naujo paleis visą testą. Čia galite detaliai pakankamai aprašyta, kas ką daro, jeigu reikia į vidų nueiti, pasižiūrėti, kokius naudojam, kaip jisai naudojamas ir panašiai. Dar man reikės pasižiūrėti, kaip vyksta coverages, code coverages. Visai bus įdomu pasižiūrėti, kiek yra padengta kodo. Ir viskas, šito užtenka mums, kad pasileistumėm būtent šito libo testą. Tai spaudžiam run. Taip pat padariau skriptuką. Jeigu norėtumėm viso projekto, visus testus paleisti, tai su npm run pasileidžiam šitą komandą ir jisai paims visus, kurie yra testo failai ir juos praleis. Gerai, kaip ir tikėjausi, mano testas sufeilina. Pirmiausia, tai yra hooko taisyklės. Jisai neleidžia iš esmės paleidinėti paprastai teste hooko, jį reikia paleidinėti per funkciją. Tai mes galime tai ir pasidaryti. Iš esmės apsirašome function, sakykime, runner. Tai bus mūsų funkcija, kuri paleidinės būtent mūsų hooką. Ir mes jį galima apsirašyti gerai. Render. Ir štai šičia. Tiksliau. Ir čia mums reikia to pačio gesto. Tiksliau, va šitą visą paleidžiam. Sakom, priskiriam jį rezultatui. Rezultatą mes aukščiau iš tikrųjų apsirašom štai šitą virš funkcijos, kaip paprastoriausia. Čia nustatom let, kad galima būtų perrašinėti. Šitos laikinai nereikia ir tada mes galime prarenderinti savo sukurtą komponentą. Taip tariant, mes savo paleidžiame ne patį hooką, o komponentą, kuris paleidžia hooką. Tai paleidžiam komponentą, kuris dar čia pyka. Taip, kadangi visi komponentai turi return funkciją, tai šiuo atveju, kadangi mes iš tikrųjų nepaleidinėjom visos funkcijos, paleisim tik tai hooką, tai grąžinsim null. Grąžinam nullą ir runneris. Ir dabar turėtų kaip ir veikti mūsų komponentas. Pasibandom. Kaip matot, hooko klaidos jau nebėra. Dabar turim kitą problemą, kadangi mes naudojam use dispatch'ą. Štai čia. Tai mums tai iš esmės reikės susimokinti Reduxo dispatch'ą, tada use selectorį ir use params, tai čia jau yra React router DOM. Ir tam, kad galėtumėm užsimokinti, naudosim gesto moko funkciją. Čia yra testavimo libas. Ir darysim mock.
pirmiausia React index, tai yra funkcija, aprašom. Ir štai čia galime užsimokinti tai, ko mums reikia. Tai mums pirmiausia reikia use dispatcho. Tai čia man reikia use dispatcho, čia šitaip ir tada jį priskiriam just fn, taškas fn. Čia ir jo viduje grąžinam, superdinam feną. Ir ne, čia tiesiog užtenka feno ir šitą vietą turėtų eiti, man atrodo. Žiūrėkime, neturim. Ai, tai čia kadangi yra funkcija, tai just smokas, React indexas gerai. Tada, supratau, čia turim rektorinį. Čia kablelis dabar. Ir dabar dispatchas turėtų nebemesti klaidos. Turim dar kartą. Dingo mūsų use dispatchas jau praeina, dabar vyksta ant use selector. Tai selektorius taip pat darosi. Use selector, tik tais use selektorius, kadangi jisai viduje dar turi papildomus grąžinamas funkcijas. Taigi mums jas reikia irgi apsirašyti. Tai aš susikursiu use selectorium papildomą moką. Const mock selectors. Šičia rašom tiesiog paprastą irgi tokią pačią iš tikrųjų funkciją, just mock. Vėl, kadangi tai yra React Reduxo dalis, lygiai taip pat kaip ir žemiau. Šitaip. Ir štai čia apsirašom savo funkcijas. Čia dabar paduosim tik tais irgi just. Jeigu norėsim inicializuoti kažką, tai galima tai padaryti pačiame teste. Ir lygiai tą patį duosim. Ne, loadingas mūsų yra, nors ne, jisai irgi funkcija, kadangi selektorius vis tiek pirmiausia kreipiasi į funkciją ir paskui grąžina valuesą. Paskui jam reikėtų inicializuoti, ką jisai grąžina. Gerai. Use selektorius, dabar mums reikia čia perduoti. Tai grąžins. Taip, ir dabar turėtų pasitaisyti mūsų selektoriaus problemą. Taip, pasitaisė mūsų selektoriaus problema ir liko su jūsų paramsais. Tai jūsų paramsai taip pat užsimokina, tik tai jau
nebe React Reduxas, o naudojam React Router DOM. Ir čia aprašysim funkciją. Tokia. Ir turėtų išsispręsti mūsų use params problema, nes mes susimokinam šitą, nors palaukim, mums dar reikėtų, kad grąžint paramsą, nors irgi vėliau galima užsimokinti šitą dalyką. Tai va štai užsimokina mūsų papildomas išorinės funkcijas Redux routerių ir mūsų testas jau kaip ir praeina. Gerai, dabar išvalom, ko mums nereikia. Aš noriu, sakykime, antrą testą, kuris patikrintų, ar mūsų hookas kažką grąžina. Šitų kartoti nebereikia. Viską, ką štai čia panaudojame, tai praeina šitas testas ir šitas testas iš esmės kaip ir paveldė. Galima sakyti, tik tai useris tam, kad dar kartą naudotumėm, reikėtų iškelti aukščiau virš testo. Tada veiks ir šitam teste. Ir aprašom naują testo pavadinimą, tai sakykime, mūsų user registration hookas should return object. Pavadinimas turėtų būti tiksliai atitinkantis tai, ką daro testas. Taigi mes dabar keisimės Q equal, sakykime, objektų dabar, nes aš nežinau, ko jisai nori. Ir turėtumėm gauti klaidą. Štai gauname klaidą, ekspektiname objektą, o jisai iš tikrųjų nori štai tokio objekto. Tai mes galim jam tokio objektą duoti. Tai dabar čia tai išsivalom to, ko mums reikia. Tada iš tikrųjų nuimam visas kabutes nereikalingas. Šitą irgi nereikia. Ir čia turėtų būti funkcija, o ne objektas. Sakykime, dabar taip žiūrim ir mūsų testas vis dar turėtų žinėti, nes iš tikrųjų jisai tikisi šiek tiek kitokios funkcijos. Mes jam duosim paprasčiausiai content. Tai turėtų, ne. Mums reikia iš tikrųjų iš rezultatų pasimti, nes mes jau sugeneruojame komponentą, jį priskiriame rezultatui ir jisai jau turi šitą funkciją. Dar kartą paleidžiam. Ir turėtų testas praeiti, jeigu nepaliekau jokių klaidų. Taip, testas praėjo, viskas veikia. Tai štai būtų tiek apie testavimą. Ir dabar galima pasižiūrėti, kaip atrodo mūsų ištestuoti failai. Tai juos aš persimsiu. Mūsų tiksliau projekto coverage. Projekto, o jo dalies. Parodysiu iš tikrųjų, kaip atrodo
tiksliau susirasti. Didelis ekranas bus. Sharing. Ne tas ekranas. Štai turime atsidarę savo projektų folderį ir kai tik tai paleidžiame testą, pažymėję štai čia code coverage, atsiranda papildomas folderis coverage, tada einam libas, hooks, user registration, mūsų hookas, kurį mes testavom, ir atsidarom tiesiog index HTML failiuką. Ir matome mūsų failo testavimo coverage'ą. Taigi, kiek padengia mūsų unit testas, tai yra užlaudinu štai šitus komponentus, dalį inicijavo šitą, bet jisai toliau neužmokintas yra, tai rodo, kad neveikia. Panaudojame static stepus. Šitų funkcijų nepanaudojame savo testuose, tiksliau neiškvietime. Ir mūsų pagrindinis tikslas buvo pasižiūrėti returnus ir inicijuoti renderinimo metu išorinės funkcijas. Tai mums kaip ir šita dalis pavyko. Ir toliau reikėtų, aišku, pilnai padengti visas kitas funkcijas, lygiai taip pat kaip ir testus. Žinoma, kiekvieną kartą kyla įvairių problemų, tai nerašant testus, tai tiesiog parašoma klaida ir ją galima pasitikrinti Google'e, pasigūglinti, kitaip tariant. Tai šį kartą apie testus tiek, sekantį kartą galbūt detaliau papasakosiu, kaip yra testuojama. Iki kitos pamokos.